Labas visiems. Ruošiamės greitai, skubam sistemėlės. Matote, su Kintuose. Uždarimą darom su Julium. Sveiks, Juliu! Garsiai rėk, nes nesigirdi. Kamerą pastačiau palapinį, vėjas. Ventiliacija gera, Va. Ruošiam meškeres. Rišam sistemas. Žvejyba čia kaip standartiškai ant gyvos. Julius sakė, pabandys ant kepenų nuo dugno, o ant gyvos visas meškeres, visas varysim nuo paviršiaus. Su atvadinėm plūdėm, nuo nendrių, nuo bujaus. Tai vat bandysim, eksperimentuosim, žiūrėsim, kur judės daugiau. Manau, kad judės, nes oras visai neprastas. Biškelį toks lyg yra atšilimas. Dar nebuvom išplaukę, nematėm kiek vandens temperatūra, bet labai šalta nebus, dar kokį 14 turėtų būti, ne? Čia kai negilu gal pašildo biškį. Šiltos dienos buvo. Tai va, gerai viskas. Liko valtelę prisipūst, porą sistemų susirišt ir kolega plaukė užstatinėti. Aš jau vieną užtempiau. Viena užtempta. Čia kadangi ir karpių žvejyba vyksta, tai matyt, matas numestas, kad žvejai turėtų kur fotografuotis, o čia mano. Užmesta kažkur va ten va prie kranto. Šitoj vietelėj. Nu ten nuo kranto kokie 10 metrų, gal nepilnai kokie 7 metrai nuo kranto. Gilis apie 1,10 m, toks jau pobiškiai gilėja. Ir paleidau paviršiui. Koks 40-30 cm nuo paviršiaus. Kaip suprantu, kolega mes vieną kažkur čia, vieną biškį toliau. O aš, kaip sakiau, ten vieną užmečiau ir vieną bandysiu ten į kampą. Pasidalinom pusėm, jis į vieną, aš į kitą. Pirštinaičių gal reikia? Pirštinės pas mane į palapinį įkant dėžės iš karto padėta. Aš turiu. Turi? Tai iš karto įbrit, kad aš šauk. Jo, gal gerai dėl. Filmuoju dabar. Kur varai, draugelį? Kiek čia turim?
1,20 m su biškeliu. Yra. Gerai, užteks. Beveik. Kiek čia 1,7 m? Kažkur, jo. Gerai, baig laivus fotkinam. Gerai, Vaidai. Nu, davai, plukdis. Tuoj siūsim kitas nuotraukas, nes to išplukdys 10 minučių vėl trauks. Tai nebus neleidai. Neleis šį vakarą, man atrodo. Šią naktį. Gerai, davai, plukdis. Nu, iki. Jo. Gerai, ką? Pakotis? Pirmas. Geras. Tai išjung. Kaip meškerį laiky gali išlūpti iš rankų. Gerai sakiau, ką? Ką? Neblogas. Geras, ne? Laikyk. Geras. Jau netoli gal, ne? Ką? Ne?
trauktis nelabai nori eiti. Dar matai, dar nepasiduoda. Gal pasiryšim rytoj, nusipaldysim dieną? Gražiai. Aš irgi turiu porą. Gerukas. Tai jau nebloga šitą. Gera. Ai, kokie žaptukai. Vienas tik pirščius dėjai. Čia reiks į antros, man atrodo. Eik tu savo, čia tai gerukas. Gerai kablys įskabinas, gal? Ką? Gerai kablys įskabinas. Gerai, kabliai tai gerai. Du metrai, Juliu. Sakai? Jo. 2 metrai. Kaip šauti, žodžiu. 2 metrai. Per pusę valandos. Numeris turbūt 8. Turim žaliuką. Nedėdėtis šitas. Kaip ir iš pirmųjų apie 1,20 m. Labą rytą. Ką traukia Juliu? Išmaudė? Ko vyris vis dabar pailsėjęs, tai... Grieb už burnos ir į krantą iš karto ten. Tai gerai pailsėjęs. Gyvas. Einam kitus 2. Pažiūrėk. Susipylė.
Švelnis. Paskutiniai kadrai. Taip, 2 metrai. 2. Nu va, paleidom šamiokus, viskas, visi gyvi, sveiki ir gyvena toliau, o ne Juliau? Laimingas? Viskas liuks. Kas naktį buvo? Naktį kas buvo gera? Kiek? 8 pagavom naktį? 8, aš 2. Ne, tu 2, 6. Tai va, toliau ką, dienojam, mūsų karosai baigės, reikės važiuoti gaudyti karosų, nes šešėlimais yra toks prudelis. Ir viskas, lauksim nakties. Kas čia dar pipsi mum? Niekas nepipsi. Vėjas didelis, lietus pūtė. Ne, lietus nepučia, lietus lyja. Vėjas didelis, lietus lyja, dabar praneša biškį lyg ir gal nelis. Bet vėjas tai tikrai nenurims. Matosi vėjas koks. Kolega užtempinėja savo sistemas. Jis susitvarkys, tada aš plauksiu. Pasigaudėm dar karosų po galą. Einam parodysiu, ką naudojam masalui. Mūsų masalai. Teikit čia. Didesnių nepavyksta pagauti sunkiai. Nu va, toks va jau. Jau per gerą delną. Vakar biškį didesnių turėjom, šiandien blemba. Nepavyko šiandien pagauti. Nepavyko šiandien pagaudyti didesnių. Vėjas judina meškeris. Nepavyko karosų mums didesnių pasigauti, tai ką darys? Bus gerai šitie, o kaip sakiau, dabar kolegas tvarko viską, Julius. Persimeta, peržiūri, tada plauksiu aš. Vietas, vieną paliksiu vietą, kitas 2, nežinau, gal pabandysiu pakeisti, miškelį pajudinsiu, nes ant vienos miškelės buvo 6 kibimai, o ant kitų 2 po 1. Pas Julių buvo 2 kibimai, 3, realiai 3, nes iš po nakties radom vieną karosą apiplėšytą. Tai tik tai tiek, kad kažkaip negirdėjom, nematėm. Bandysiu gal kažką tai aš irgi pakoreguoti, kad dar daugiau kibimų sulaukti. Jau 4. Dar tikėjausi dieną, kad bus kibimų, bet vat įdomiai, dieną iš vis nei vieno nebuvo kibimo, nei prisilietimo tokio, sakyčiau, kad galima būtų pabandyti gal karšį pasigaudyti didesnį.
vat idėja. Reiktų pabandyti čia gal vietoje. Pažiūrėsim. Plaukiam užtemti. Iš naujo. Sistemėlę, dedam karosą, kabinam kamerą. Nu ir kaip skirtumas? Čia ir ten už 200 metrų. Atrodo iš vis net ne toj vietoje esu. Neįmanoma, vos užmečiau. Labą rytą. Naktis buvo, kaip čia pasakyti, žvejybos atžvilgiu tuščia, o šiaip tai nerami. Labai stiprus vėjas dar ir dabar nerimsta. Viską pučia, viskas griūna, signalizatoriai ištisai dirba, nes nors ir ant silpniausių nustatyta, niekas nereaguoja, nepadeda. Porą tarpų buvo atrodė, galvojau, net palapinę gal nunešu visą. Jau reiktų įsikabinti, kad tik tai nepakeltų. Bet nieko, viskas normaliai, tik dabar matosi, viskas purtosi, viskas gūsiai tokie užeina stiprus. O kaip su kibimais tai buvo iš vakaro vienas prisilietimas toks nežymus. Ir šiandien ryte atsikėliau, dar jau buvo prašvitę. Po 7 buvo kažkas, 7:30 gal. Buvo prašvitę, pasižiūrėjau meškeres, viskas okei, viskas gerai. Dar grįžau palapinę, išjungiau tą signalizatorių, kad čia man prie ausies dar nedaug sukau, ramiai pagulėsiu. Paskui po 8 išeinu, vienas nutrūkstantis valas nutrauktas. Kibimas, žodžiu, ant vienos meškerės. Laisvas valas kabo. Tai ištraukiau, o ten tuščia. Žodžiu, nei žuvies, nei karoso, nei šamo. Spėjo, gal nestipriai buvo įsikabinę ir atsipurti tiesiog. Čia buvo tas, sakau, kokį pusvalandį gerą praleidau palapinėj, tai per tą tarpą ir buvo tas kibimas. Viskas. Nu, ten kas toliau, ten nelabai girdisi. Kai palapinė visa taip pašniokščia ošia. Kas ten už 20 metrų prie kranto nesigirdi visai signalizatorių, tai be pagerio čia ne kažkas. Eisim, atsigersim kavos, papusryčiausim. Kas čia nutiko, taip kad kardinaliai pasikeitė ir kibimas ir viskas. Aš manau, kad oro sąlygos stipriai. Pirmą naktį ir pirmą dieną buvo
toks vėjas, biški buvo vėjas, bet buvo iš kitos pusės pūtė. Taip, mums, sakykime, iš dešinės, iš šono. Tai jis toks buvo pietvakarių, sakykime, vėjas. O jau vakar dieną viskas apsikeitė aukštyn kojom. Vėjas iš vakarų pradėjo pūsti, pakeitė kryptį savo ir sustiprėjo keletą kartų. Netgi gavom įspėjamuosius tos pranešimus į telefonus su Julium, kad bus labai dideli vėjo gūsiai, ten iki 25 gal metrų per sekundę ir, ta prasme, saugokit savo gyvybę, daiktus. Tai vėjas buvo tikrai didelis, dar ir dabar didelis. Valai labai zvimbė nuo didelio vėjo. Priėjus prie miškelės viskas girdis, vibruoja stipri vibracija. Tai vat, manau, kad lėmė tas didelis vėjas visą blogybę, nes mes žvejojam nuo paviršiaus. Čia gilio daug nėra, tai tiesiog pasirinkėme žvejybą nuo paviršiaus ir greičiausia šamas net į viršų nenorėjo žiūrėti, net nejudėjo per tokį orą. Nes pirmąją naktį tik tai, buvo tas vėjukas nedidelis, bet tik lietaus biškelį buvo toks purškė. O šią naktį ir lietaus ir stipriai davė, ir vėjas didžiulis, ir gūsiai. Daugiau jokie faktoriai nepasikeitė žvejyboj. Vieta ta pati, žvejybos būdas tas pats, masalai tie patys, vietos, kaip sakiau, konkrečiai netgi tos pačios, nieko nekeitėm. Vandens telkinys tas pats, viskas tas pats. Bet kas pasikeitė, tai tik tai oras stipriai pasikeitė ir nebesulaukėm kibimų. Kaip sakiau, ryte, dar vienas toks konkretus tikras kibimas buvo, bet. O dabar jau matosi, kad čia vienoj pusėje saulė bando išlyst, o kitoj pusėje parodysiu. Atrodo lyg ir pusė velnio toks oras, o čia kibimas ant šitos, ten kažkur iš kampo paryčiais, rytelė paryčiais. O čia ramu. Nuo vėjo net juda ir šviečia. Šviečia, judina, valai zvimbia, garsiai labai. Labai garsiai. Matot, tokie čia tie kintai. Daug kas, iš vienos pusės daug kas keikia, oi, čia mokamuose gaudo, ten pilnos žuvies. Taip, sąlyginai taip, daugiau čia tos žuvies nei įprastai, bet būk tu kietas atvažiuot ir pagauk pats. Tai čia šitos kalbos nulio vertos visiškai. Nes būtent čia šamai nėra jie kažkokie prijaukinti, kad jie kibtų ant palečių ten nuo dugno su karpinėm sistemom. Ne, čia taip jau nepagausi. Čia turi žvejoti laukiniais būdais, kaip sakyt, gyva žuvis, paviršius, dugnas. Jie čia medžioja, aktyviai medžioja. Labai smagus reikalas, pasitikrinti savo sistemas, pasitikrinti, ar tu viską teisingai susiriši, ar dirba vienas būdas ar kitas būdas, ar vieni kabliai geriau, ar kiti, tai čia labai puiku pasižiūrėti.
O aišku, dar smagu ir to žuvies didesnį kiekį ištraukti, didesnės žuvies. Ir aš manau, kad verta 1-2 kartus į metus atvažiuoti, va taip. Ir nėra čia taip, kad čia užmėsi ir jau čia tau jie kips, kaip pasiutė. Patys matėt, pirma naktis judėjo labai gerai, super netgi, o antra naktis visiškai tuščia. Tai niekas nepasikeitė, kaip sakiau, tik tai oro sąlygos. Ir nėra čia taip, kad tie šamai maitintųsi kasdien ir ištisą parą ir ryja. Ne, taip nėra. Aš kintuose ne pirmą kartą, tai taip vis stengiuosi bent metuose vieną kartą čia atvažiuoti. Dažniausiai būna taip, kad arba anksti pavasarį, arba kaip šiuo metu vėlai rudenį. Jau šiandien turim spalio 15 dieną ir manau, tai viena iš paskutinių žvejybų. Viena iš paskutinių, gal ne paskutinė, bet viena iš paskutinių. Bet toks 2 parų pasisėdėjimas, tai tikrai šiemet jau paskutinis. Tai dar toks mažas papildymas. Ištraukėm visas sistemas, tai 2 sistemos turėjo dar kibimus. Bet tiesiog mes jų negirdėjom ir neužmatėm. Gal nebuvo dideli, pajautė kablius, dar kažką paleido. Bet, ta prasme, buvo tikrai šaminiai kibimai, nes žuvis buvo nuskusta, vadinkim taip, iš po šamo nasrų. Ir matyt, pajautė kablį paleido, sugebėjo paleisti ir neužsikirto. Kas blogai, galėjo užsikirsti, aišku, tai nebuvo taip tuščiai, kaip galvojom iš tikrųjų, tai turėjom kibimų. Visi kibimai, visi nuo paviršiaus. Visi nuo paviršiaus. Buvom užmetę ir nuo dugno sistemas padarę. Ir ant kitų masalų bandėm. Bet ne, viskas ant gyvos ir viskas nuo paviršiaus. Paviršiai naudojam, kaip visada, atvadinęs šitas plūdės. Na, turbūt suprantat, kaip čia kas čia. Ir su kuo valgoma. Sistemos irgi 1 šakis, 2 šakis, 3 šakis, paprastas svarelis 30 gramų, trumpa sistemėlė. Iš karto, tai kiek čia paviršiai ir gaunas, taip kad 40 cm nuo paviršiaus gyva žuvis stovi ir vilioja. Tai dar buvo užvažiavę svečių, pasikalbėjom. Netoliese vyksta karpininkų varžybos, karpius gaudo. Ši naktis ir jiem nebuvo kažkokia tai išskirtinė. Kibimas suprastėjo visiems, ne tik šamanam. Kibimas suprastėjo visiems, ne tik mum, bet ir karpininkams. Sakė, pasijauti, tas oro permaina, tas didelis vėjas savo įtaką padarė. Tai va. Nieko tokio, viskas gerai. Žvejybą užskaitom pilnumoj, viskas liuks, smagiai čia prabėgo laikas. Tai va. Gerai, viskas. Meškerės ištrauktas, supakuota, pasilikau palapinę galo, nes 10 minučių lyja, 10 nelyja, nesuprasi, oras labai permainingas. Tai va, liko palapinė, susidedu ir namučio. Gerai, iki.